Na ir katilo oras vanduo, valdymas, kaip viskas valdosi, kas aktualu. Kalbėsiu apie Mitsubishi katilą. Dažniausiai mūsų statomas, montuojamas, naudojamas įrenginys, kas liečia namų šildymo sistemą. Tai čia yra Mitsubishi Heavy Industries gamintojo oras vanduo katilas, šilumos siurblys. Ir čia techniniai parametrai. Žodžiu, parodysiu pirmiausiai visą šitą valdymo skydą ir kas čia yra svarbu, aktualu, ką jums reikia žinoti. Nieko nerodysiu, kur reikėtų nelysti ir nekeitinėti nustatymų, bet parodysiu, kas tokio aktualiausio. Tai štai pirminis meniu, karštas vanduo, informacija, mano sistema, patalpų klimatas. Nueikime į karštą vandenį. Tai grafiko sudarimas nelabai aktualus dalykas, nebent retai būnate namuose, tik tais, nežinau, reikia per parą keliom valandom šilto vandens, ten sodo namas ar panašiai, tai gali ir verta susidėlioti, kad tik tais tam tikrom valandom būtų šiltas vanduo. Tuomet yra pagrindinis dalykas šitas patogumo režimas. Tai užeinam ir čia yra taupimas, normalus ir prabanga. Tai prabanga reikštų maksimalus kiekis karšto vandens, normalus yra 3-4 asmenų šeimai. Pakankamai užtenka karšto vandens voniai prisileisti, išsimaudyti ir panašiai. Taupimas jau būtų, sakykime, 1-2 žmonėms. Jeigu vonę prisileisi, jau tikrai kažkas po šaltų dušų maudysis po to, tai toks jau minimalus režimas ir smart control, kuris prisitaiko prie tavo poreikio ir pasižiūri maždaug kiek išnaudojat karšto vandens ir pagal tai, sakykime, ruošia karštą vandenį. Aš rekomenduočiau normalų režimą, jeigu nepakanka, rinktis prabanga, ir jeigu matot, kad reikia daugiau kiekio karšto vandens, renkatės prabanga ir tiek. Ir laikina prabanga, tai galite įsijungti čia 3 valandas daugiau karšto vandens, 6, 12 ar vienkartinis karšto vandens padidėjimas. Su karštu vandeniu tiek, tada eikime į patalpų klimatą. Grafiko sudarimas, čia vėlgi galima pagal laiką susidėlioti, kada padidinti temperatūrą, kada pamažinti, bet čia toks labai individualus dalykas, reikia žiūrėti pagal situaciją. Tai nenorėčiau išsiplėsti dėl šitos vietos, tai vėlgi priklauso nuo individualios rutinos, gal kažkokios, kada būnama gal ne kiekvieną dieną namuose, arba tai po keletą valandų. Tai tam, kad būtų pataupoma elektra, būtų galima tam tikrom valandom katilo, sakykime, intensyvumą karšto šito šildymo padidinimą padaryti tam tikrom valandom, o kitom sumažinti, kad toks būtų automatizuota. Tai čia jau individualiai galima susikoreguoti. Išplėstinis, einame išplėstinį. Mes tada turime taip. Einame į kreivę. Ir šildymas. Čia yra pagrindinis dalykas, kas jums aktualus. Čia turime burbuliuką 2, čia +2. Šitos 2 galime koreguoti, o kreivė jau pati reguliuojasi automatiškai. Dabar yra užstatyta, kad prie 0 lauko temperatūros, nes katilo lauko blokas matuoja lauko temperatūrą, turi daviklį, srautas į grindinį šildymą paduodamas 28 laipsnių. Jeigu mes, pavyzdžiui, užeisim ant šito dvejetuko,
ir jį vat koreguosim. Vat galim kelt iki 10, va čia iki 15 maksimaliai. Dabar prie 0 bus čia 45, nu tai čia labai karšta. Jeigu tarkim padarom kokius 5, tai prie 0 bus 35, irgi daug karščiau negu dabar. Trejetukas yra prie 0, tarkim 30, nu tai pasigaunam savo optimalią temperatūrą šiam namui. Va dabar toks yra vėlyvas ruduo, tai tinka, sakykime, toks nustatymas, bet kiekvienam namui individualiai. Tai pirmo sezono metu, jeigu per šaltą matom, pasididinam, kad prie, ta prasme, kad prie 0, tarkim, būtų ta didesnė temperatūra. Čia aišku, automatiškai, kuo labiau į minusą, tuo temperatūra kyla irgi paduodamas srautą. Ir pasigaunam savo tą reikiamą temperatūrą. O čia, kur yra +2, tai toksai, kaip matot, labiau toksai nuolankesnis toks temperatūros keitimas. Čia galima taip, jeigu turim, tarkim, +2, 28 paduodami grindis, padarau +3 ir 1 laipsnių pakelia. +4 dar 1 laipsnių. Toksai truputėlį temperatūros pakilimas netoks radikalus. Kaip, sakykime, buvo prie šito, kur padarom į 3, jau čia šoka į 30, padarom į 4, šoka į 33, čia toks jau greitas temperatūros keitimas. Su kreive šildymo taip. Tada mes galime pareguliuoti. Jo, su kreive iš tikrųjų viskas ir ta temperatūra taip ir galima susireguliuoti per kreivę šildymo. Čia dar galima toksai greitas šilumos pareguliavimas, tai užeinam į patalpų klimatą, neinam išplėstinį, neieškom kreivės, bet einam į temperatūrą, šildymas. Ir va čia matot, ten kur buvo +2 toj kreiviai, tai yra čia tas +2. Tai mes čia galim, tarkim, paimti, čia, pavyzdžiui, pridėti 1 laipsnį. Nu, va, pridėkim 1 laipsnį. Einam dabar, pamatysim, kad kreivėje šildymas, va matot, čia pasikeitė irgi +3, ir padidėjo 1 laipsniu. Nu, tai čia toks greitas, minimalus toks pakelimas temperatūros bendros. Nu, tai gerai, va, atstatykim atgal į +2. Viskas. Tada informaciją galim užeiti. Kas tokio įdomesnio, čia iš viso jums nieko tokio aktualaus, aptarnavimo informaciją galim užeiti. Ir čia yra tokia bendra. Ir užeikime, kas įdomus yra 8 puslapis. Ir čia vat yra šildymo terpės srautas 24,6, grįžtamos terpės šildymo srautas 24,6. Tai čia, vat, kam įdomu, galima pasižiūrėti, katilas šiuo metu, vat, jisai grinai ir keičiasi ta temperatūra, jisai momentiškai kiek paduoda į grindis ir prasisukęs pro grindis tas karštas vanduo, kokios temperatūros jisai grįžta. Tai galima vat, pasižiūrėti šitą dalyką. Užeiname į mano sistemą. Tada yra čia vienas svarbus dalykas, išplėstinis automatinių režimų nustatymas. Ir čia yra labai svarbus šitas langas. Tai pavyzdžiui, vėsinimo įjungimas 28 laipsniai dabar yra, čia gal nelabai matosi, 28. Šildymo išjungimas 20 laipsnių. Šitie net neaktualūs, lieka tokie, kokie yra. Tai dabar yra nustatyta, kad vėsinimas per grindis įsijungtų tik nuo 28 karščio lauke. Tai specialiai yra pakelta, kaip pasakyti, pareguliuoju, jeigu noriu, aišku, galima čia daug nežaist, bet pareguliuoju, pakeliu, kad ypač kada toks pereinamasis laikotarpis, kai orai vėsta, ten vieną dieną vėsu, kitą dieną ten saulė užšviečia užkaista, tai kad katilas nesugalvotų vėsinimo jungti, ten esant, pavyzdžiui, lauke 23 laipsniam. Ir šildymo išjungimas, tai 20 laipsnių, tai jeigu temperatūra nepakyla lauke daugiau 20 laipsnių, tai šildymas ir bus
jisai bus įjungtas. O jeigu pakils daugiau negu 20 ar 20, šildymas automatiškai išsijungs. Nu tai čia yra, jeigu pavyzdžiui 20, tai po žiemos, kada pavasarį lauke bus jau 20 ir daugiau laipsnių, jisai tiesiog šildymą išjungs. Bet čia galite pažiūrėti individualiai, kad jeigu matot, kad jau to šildymo tikrai nereikia, yra namie karšta, nors lauke temperatūra ten 15 laipsnių, jūs galite užeiti šitą langą, pasidaryti čia kokį 12 laipsnių ir jums šildymas išsijungs, katilas nebešildys namų ir viskas. Tai va čia galima tokį dalyką pasireguliuoti. Ir su vėsinimu tas pats, jeigu ten, nežinau, lauke dabar 28 užstatyta, lauke mes turim 24 ir labai karštą namie, tai norim įsijungti jau vėsinimą, užeinam į šitą langą, pasidarom čia kokius 22 laipsnius ir pasileidžiam vėsinimo funkciją. Čia daugiau nieko aktualaus. Taip, dar užeikime informaciją. Taip, čia daugiau nieko tokio nėra. Dabar pakalbėkime apie vėsinimą. Tai su vėsinimu yra taip. Užeinam į čia, užeinam į išplėstinis. Galim užeiti į taip, minimalaus srauto linijos temperatūra, vėsinimas. Taip. Ir čia yra klimato sistemoje 17 laipsnių. Tai reiškia, kad žemiausia įmanoma temperatūra į grindis gali paleisti, čia yra nustatyta 17 laipsnių. Mes galim numažinti ir mažiau, bet pagal rekomendaciją, kad nesikondensuotų drėgmė ant grindų, nesugadintų grindų, grindjuosčių, durų, apvadų, staktų ir taip toliau, rekomenduojama yra ne mažiau šiaip 18 laipsnių. Tai 17 jau čia toks šiek tiek su rizika, bet žemiau jau tikrai negalima, arba jeigu matot, kad yra jau drėgmė kaupęs ant grindų, tai netgi 19 galima pasidaryti, kad tikrai žemiau jau nenumušti temperatūros į grindis paduodamas. Tai šitoj vietoj, dar kartą rodau, min srauto linijos temperatūra, šildymas, vėsinimas į vėsinimą. Ir tarkim, čia mes galim, jeigu katile pas jūs dabar nustatyta koks 20 ir jūs norėtumėt 18, tai čia galit pasimažinti tą temperatūrą. Ir dabar parodysiu, kur jūs ją pasimažinat. Tai einam vėl į kreivę, kaip šildymas, kad buvo, taip užeinam į vėsinimą. Ir čia matot, vėl tie patys burbuliukai, tik jau šita kreivė labai paprasta, nes kadangi vėsinimas, tai jisai, mums nereikia, kad ten labai ta temperatūra laviruotų, tai ten nuo 17 iki 22 laipsnių tose rėžiuose tik tas vėsus vanduo į grindis cirkuliuojasi. Taip užeikim, tarkim, ant šito burbuliuko ir mes galime, čia nuleisti, kad pats minimaliausias 17 laipsnių į grindis prie 25 lauko temperatūros. Tai realiai, jeigu bus ten 30 lauke, 35, kiam vis tiek bus 17, čia ta kreivė vienodai gaunasi. Esmė, kad tas 17, žemiau 17 jau neleidžia nuleisti, jau viskas. Nes ten, kur rodžiau 17, buvo žemiausia riba nustatyta. Jeigu ten anam lange nustatytume 15, leistų ir 15, bet tada mes žiauriai rizikuojam susigadinti namus. O jeigu aš tarkim keliu, aš galiu 18, 19, 20. 20 čia dabar yra kaip maksimali temperatūra vėsinimui. Jo, maksimali 20. Tai, realiai daugiau 20, jeigu vėsinimą naudoji, daugiau 20 nelabai jau ir yra prasmės. Tai bent jau 20 reikia naudoti, nes, kad pasijausų tas efektas. Jeigu mes ten pasidarysim čia 20 su, daugiau negu 20, tai realiai mes nelabai ir pajausim tą vėsinimo iš viso efektyvumą kažkokį. Tai pasilieku čia, tarkim, nežinau, 9 pasilieku. Aišku, dabar lauke vėsus oras, tai vėsinimas ir nepasileis. . Jeigu norim įsitikinti, kad vėsinimas pasileido,
Aišku, reikia katilui pagalvoti po tų visų nustatymų perdarimą, jeigu kažką koregavom. Bet jeigu norim pažiūrėti, užeinam į informaciją, aptarnavimo informaciją ir šitoj eilutėje pačioj atsiranda snaigutės ikonėlė. Tai jeigu čia yra snaigutės ikonėlė, tai vėsinimas yra aktyvavęsis ir jisai veikia. Ir kada atsiranda vandens čia lašelis, toksai pamatysi, tai dingsta snaigutė, atsiranda lašelis, tai reiškiasi, kad tuo metu ir čia tada irgi temperatūra paduodama labai suintensyvėja, o grįžt, ta prasme, labai didelė temperatūra ir gali atrodyti, oi, čia pradėjo kaitinti grindis vasaros metu, ką čia daryti, bet atsiranda čia tas lašelis ir išnyksta snaigutė dėl to, kad tuo metu ruošia boileryje karštą vandenį, nes katilas negali veikti dviem kryptimis, negali šaldyti ir kaitinti vienu metu. Tai tuo metu, kada reikia karštą vandenį pašildyti, jisai išjungia šaldymą ir pradeda kaitinti ir po to atvirkščiai išsijungia ir pradeda šaldyti. Tai va taip veikia. Tai čia galima, žodžiu, pasižiūrėti tą vietą. Ir dar ten, kur atrodžiau šitoj eilutėj, atsiranda tokia ikonėlė, toks stumokliukas, čia vyrai žinos. Tai reiškia, kad kompresorius lauko veikia. Tai kada veikia lauko kompresorius, tai supras, kad katilas veikia intensyviai ir atlieka tam tikrą funkciją. Arba šildo namus, arba šildo karštą vandenį, arba šaldo. Jeigu kompresorius yra, pavyzdžiui, išsijungęs, tai jis tuo metu, toks kaip miego režime, reiškia, intensyviai nedaro jokios operacijos. Tai dažniausiai būna, kad tu kai yra pasileidęs šaldymas ar labai ten, šildymas veikia tuo metu, tai būna atsiradęs kompresoriuko šitas ikonėlė. Čia tokia bendra papildoma informacija, kurium čia, kam įdomu pasižiūrėti, pasigilinti, bet tikrai eiti čia žiūrėti, pastoviai tikrinti tas ikonėlės tikrai nėra prasmės. Ten vieną kartą prieš paleidus vėsinimą pasižiūri, o pasileido, viskas paskui visą vasarą gali nebežiūrėti. Taip. Tai su valdymu iš esmės yra pagrindinės tokios funkcijos. Daugiau kažko tokio daryti nereikia. Toliau dar papasakosiu, kaip veikia termopavaros, ką tu darai su termostatais ir ką daryti, kai nori paleisti vėsinimą, šildymą, kaip termostatus reguliuoti temperatūrą, kas yra svarbu. Aptarsiu, kad būtų aiškumas ir supratimas. Čia matome kolektoriaus vidų ir termopavaros yra, sakykime, čia yra sudėtos termopavaros, čia visa eilė. Ir yra čia dvi pavaros nuimtos, čia yra tiesiog dangteliai atsukti. Tai šitos dvi zonos yra pilnai atidarytos šildymui, taip galim pavadinti. Jeigu užsuktume, tai užsidarytų šitos zonos. Tai šitos zonos šitam name yra svetainės zonos, tai jos individualiai nėra reguliuojamos, o visos kitos zonos yra reguliuojamos termopavaromis. Šitose zonose nėra termopavarų dėl to, kad katilui nėra sveika, kada visos zonos yra uždarytos, nes tada nevyksta cirkuliacija, katilas išmeta klaidą ir, žodžiu, reikia dirbtinai atidaryti kažkurias zonas, kad katilą vėl iš naujo paleisti. Tai dėl tos priežasties yra paliktos dvi atviros zonos visą laiką, kad katilas galėtų užsidarius kitom zonom cirkuliuoti ir toliau funkcionuoti. O viskas užsidaro tuomet, kada, tarkim, termostatuose yra pasiekiama užstatyta temperatūra, termostatai duoda signalą, kad šildyti daugiau nieko nereikia ir jie uždaro tas visas zonas. Tai va, termopavara jinai yra realiai tas pats, kas šitas dangtelis, tik tais automatizuota. Tai vietoj to, kad mes rankom užsukam arba atsukam, tai jisai tiesiog gauna signalą iš termostato ir atidaro, atsuka. Arba gauna signalą, kad jau nebereikia šildyti, užsidaro, užsuka. Ir tos pavaros taip ir veikia, labai viskas elementaru. Tiesiog termostatas patalpose matuoja kambario temperatūrą, jeigu reikia temperatūrą padidinti, duoda signalą, pavarą atidaryti.
Jeigu temperatūra, aišku, jau pasiekta, nebereikia šildyti, pavarą uždaryti ir nebešildo, nebecirkuliuoja vamzdeliais šiltas tas vanduo per grindis. Ir taip vyksta visas tas valdymas. Tai iš esmės taip ir yra. O jeigu mes, sakykime, norim vėsinti, tada yra šiek tiek kitaip. Jeigu, pavyzdžiui, mes darome vėsinimą, katilas jau duoda vėsų vandenį į grindis, tai šituo atveju, jeigu aš nenoriu svetainės vėsinti, bet noriu visą laiką vėsinti kažkurias kitas zonas, aš svetainę užsisuku, užsidarau, o kitas zonas jau, kadangi žinau, kad kitose zonose visą laiką, pavyzdžiui, kokį kambarį vieną vėsinsiu, niekada pavara neužsidarys, nes nustatysiu dirbtinai temperatūrą tokią, kad pavara vis laik bus atidaryta, aš ramiai galiu šitos užsukti, nežinau, kad tam kambarį visą laik cirkuliuos ir katilas klaidos neišmes, tai aš galiu jau vėsinimo metu svetainės, jeigu nenoriu, nevėsinu, ir jau tada su termostatais kitas zonas galiu pasireguliuoti, kurias noriu vėsinti. Dėl vėsinimo yra toks niuansas, kaip čia dabar pasakyti, patys termostatai dažniausiai jie būna skirti šildymo sistemai. Tikrai mažai yra termostatų, labai retas atvejis, kad jisai būtų pritaikytas ir vėsinimui, ir šildymui. Tai termostatas gaunasi, kada tu nori vėsinti, mums aišku reikia, pavyzdžiui, čia paimkim kaip pavyzdį, šita pavara yra vonios. Vonios, tarkim, aš noriu vonę vėsinti ir aš termostatę užstatau, aš noriu 20 laipsnių, kad man vėsų būtų vėsiau. Tai termostatas, jisai supranta, kad tu nori pasiekti 20 laipsnių. O vasarą tam kambarį, tarkim, aš turiu 25, tai jisai supranta, kad tu jau pasiekiai tos 20 laipsnių ir jau daugiau negu 20. Ir jis tiesiog duoda signalą, kad pavarą uždaryti. Tai kadangi uždaro, tai visus tas vanduo nuo katilo nebecirkuliuoja pro šitą zoną. Tai gaunasi, kad tu turi apgauti termostatą, tu turi dirbtinai vasaros metu šito kambario termostatą, tai vonios, kaip sakiau, tarkim, sukelti temperatūrą termostatę ten iki 30, tarkim, laipsnių. Jisai supranta termostatas, kad tu nori dar pašildyti, gerai, tai atidarom pavarą, bet realiai katilas nešildo, jisai, ta prasme, vėsinimo funkciją tuo metu atlieka, tai jisai šaltą vandenį pro tą zoną cirkuliuoja, ir gaunasi, kad tu vėsini iš tikrųjų tą kambarį, o ne bandai pasiekti aukštesnę temperatūrą. Tai viskas dėl to, kad termostatas veikia tik vienu režimu, jisai supranta apie šildymą, o apie vėsinimą jisai nėra tokios funkcijos, tai jisai tiesiog tu turėjau pats naudotojas šitoj vietoj, sakykime, sugudrauti ir apgauti tą termostatą. Bet čia vieną kartą pažaidus, pabandžius, tikrai viskas paprasta, nieko labai ypatingo nėra. Tai einam prie termostatų, ten truputį dar parodys, kaip reguliuojasi, bet pakankamai paprastai. Termostatai. Tai kiekvienoj patalpoj dažniausiai būna termostatai. Tai, sakykime, ten svetainės ir koridorių, sandėliuko kažkokio prie virtuvės zono gali būti viena viskas apjungta valdymą. Bet voniuose, kambariuose atskiruose dažniausiai būna atskiri termostatai, dažniausiai būna po tokiam aukštį, kažkur tai virš, sakykime, jungiklio vienoje linijoje, kad žmogui būtų patogu. Ir jisai pats matuoja kambario temperatūrą. Tai šitas Sensus gamintojo termostatas, kurios iš tikrųjų dažniausiai montuojam, dabar tik tais dažniausiai, ką montuojame klientam, tai yra su Wi-Fi funkcija per appsą gali visus juos apjungti ir keitinėti temperatūrą, reguliuoti, kas labai patogu. Bet, sakykime, čia yra senesnis modelis, tai jisai per appsą nėra reguliuojamas, tai yra rankiniu būdu. Tai matome, kad yra kambario temperatūra 26 laipsniai, o nustatyta temperatūra 27,5. Tai čia
realiai katilas tiek daug šilumos pagal dabartinius nustatymus į grindis nepaduoda, jisai 27,5, nu tikrai čia aukšta temperatūra, kaip patalpai tai sunkiai pasieks. Tai sakykime, yra specialiai pakelta didesnė temperatūra, kad pastoviai vonioj būtų šiltos grindis ir nebūtų, kad jisai pasiekia, tarkim, ten kokius 24, uždaro tą termopavarą ir tada tokios jau vėsios grindis ir tada turi vis žaisti, kad būtų komfortas, vėl įjungti, ta prasme pakelti temperatūrą, po to vėl mažinti. Tai tiesiog iš praktikos pakelta didesnė temperatūra, ten 28 kokius ir viskas, ir visą laiką tokios malonios tos grindys ir tiek. Aišku, čia tik apie vonias kalbant tokia situacija tenais. Kituose kambariuose, kaip paprasti kambariai, tai parodysiu biškelį kitaip, sakykime, nekeliam tokios temperatūros nereikia. Daugiau tai čia yra, sakykime, aktualu miegamajam, kad netrukdytų miegoti, tai galim užsigesinti ekranėlį, šiaip rodo laiką, savaitės diena, nustatyta temperatūra, esama temperatūra ir čia rankutė reiškia manualinis režimas, kad aš pats reguliuoju šitą, ne pagal laiką yra nustatyta, ne kažkoks tai grafikas, o rankiniu režimu. Ir 3 bangelės reiškia, kad šiuo metu vyksta šildymas arba kitaip sakant, termopavara šiuo metu yra atidaryta. Tai tarkim, žiemą vėsintų, jeigu būtų taip nustatyta, dėl to, kad jisai termopavarą atidarytų, o katilas vasarą vėsintų, tai ir vėsintų čia grindis. Tai tarkim, vasaros metu, kad nebūtų šaltos grindis vonioj, mes sumažinam temperatūrą, įsivaizduokim, kad dabar vasara, sumažinu ten iki 20, jisai bangelės dingo, termopavarą uždarė, čia nevėsins grindų ir viskas palieku visai vasarai, taip. Grįžtam atgal. Jeigu norim, galim, čia man atrodo, šitą paspaudus, auto režimas. Dabar neatsimenu, labai seniai reguliavau, bet žodžiu, galima pažiūrėti instrukcijų, tiesiog galima nustatyti pagal valandas, kada šilčiau, kada vėsiau grindų šildymas, bet iš praktikos patariu, kad palikti geriau nekeitinėtos temperatūros, nes grindinis šildymas nėra toks labai lankstus ir labai greitai, kada tu nori, sakykime, jisai taip greitai neišyla ir taip greitai neatvėsta, kaip pavyzdžiui elektrinis grindų šildymo kilimėlis ar koks tai gyvatukas. Tai yra toksai dalykas, kada tu, jeigu ir valandom nustatai, jisai kol atvėsta, kol įkaista, tu praktiškai labai sutaupyti neišeina elektros energijos. Tiesiog aš asmeniškai esu už tai, kad palikti tą vienodą temperatūrą nustatytą kaip norisi ir nenaudoti tų skirtingų valandų tenais, nes nebus taip, kad nustatysi 7 valandą, kad jau išiltų ryte grindis, nes realiai tau jau reikėtų nuo kokių 4-5 pradėti tą šildymą, nes kol po truputį įsivažiuos tas grindis iššils, kol pajausi, tai ateis jau tos 7. Tai tas toks timerio naudojimas, jis toks labai toks vangus gaunasi, tai manau, man asmeniškai nepasiteisnės, nežinau, klientai gal kai kurie naudoja, bet manau, kad taip yra. Vasarą, jeigu mes čia sumažinam temperatūrą, pavyzdžiui, ir užsidaro termopavara, vėsinimas vasarą kaip nenorim, čia tai užsidarom tą termopavarą dirbtinai su termostatu. Nes, kaip minėjau, gaunasi, kad tu, jeigu taip aklai žiūrėti, tai tu nusimažinai termostatę 20 ir galvoji, kad tai gerai, čia man atvėsinsiu čia iki 20 laipsnių, bet iš tikrųjų, kaip minėjau, termostatas jisai nesupranta vėsinimo funkcijos, jis tiesiog galvoja, kad čia yra šildymo sezonas ir jis tiesiog uždaro visą šitą zoną grindų šildymo arba vėsinimo ir mes tada, nieko nevyksta. Tai tarkim, jeigu mes vasarą čia paliekam 20, kad nevėsintų šitos zonos, tai mes turim kitą opciją, tai turim tarkim, šitam objektą taip yra, kituose gali būti, gali nebūti, turim grindų šildymo kilimėlį elektrinį, tai mes čia galim pasidaryti didesnę temperatūrą, kiek mes norim ir
tada jau grindų šildymo kilimėlis daug greičiau reaguoja, daug greičiau pašyla. Galima nusistatyti laikmatį, kad tam tikrom valandom jisai būtų šiltos grindys. Tai kas nori daugiau komforto, kuomet yra vėsinimo metas ir čia jau, kaip sakant, katilas pašildyti grindų negali, tai tada mes turim tokią opciją kaip elektrinis kilimėlis, kuris gali tam tikrom valandom jum operatyviai palaikyti komfortišką temperatūrą kojams grindyse. Tai tokia papildoma funkcija. Ir dabar pasižiūrėkim tiesiog elementaraus kambario termostatą, sakykime, kas ten valdosi kaip kas. Čia turim paprasto, sakykime, kambario termostatą. Tai dabar yra nustatyti, nežinau kiek nustatyta, dabar atrodo, kad kambarį yra 22,5, paspaudžiu čia kampe, užsidega, pabandau pareguliuoti, pažiūrėti, kiek nustatyta. Tai 22,5 ir buvo nustatyta. Gerai, biški sakykime, per vėsų padarau 24. Palaukiu, atsiranda ikonėlė ir šildymas pasileido šitoj zonai ir bandys dabar, tiesiog jisai, kaip minėjau, atidarys tą termopavarą kolektoriai ir čia pradės cirkuliuotas šiltas vanduo nuo katilo ir jisai taip ir laikys atidaręs, kol nepasieks čia 24 laipsnių. Jeigu jisai niekaip nepasiekia tos temperatūros 24, o jūs labai norit pasiekti, tai reiškia, katilę reikia padidinti kreiviai temperatūrą laipsnių ar 2, kad užtektų skysčio temperatūros, kad grindyse cirkuliuodamas tas katilo paduodamas karštas skystis, jisai tiek pašildys grindis, kad čia galiausiai atsieks tos jūsų 24 laipsnius. Tai, sakykime, jūs turit jo irgi tą suprasti, kad pats katilas nėra tiesiogiai susietas su kambariais, jisai matuoja lauko temperatūrą ir pagal tai tą šilumokaičio temperatūrą kelia arba žemina, bet jeigu jūs, o termostatas tik tai zonas atidaro arba uždaro, bet jisai katilui neduoda kažkokio tiesioginio nurodymo, kad žiūrėk, aš negaliu pasiekti 25 laipsnių ir tu nesvarbu kokia laukia temperatūra, tu man duok karštesnį vandenį, taip nėra. Tu tada turi pats rankiniu būdu pakelti katile tos kelis laipsnius, kad jisai galiausiai atsiektų čia tą temperatūrą. Tai va. Taip. Ir tada, sakykime, čia irgi panašus viskas, čia irgi Sensus termostatas, tik baltas. Čia rodo, kad šildo, rankutė rodo, kad manualinis režimas, valandos, savaitės, diena. Ir tiek. Jeigu aš turiu vasarą dabar ir aš noriu čia vėsinti šitą kambarį, ką aš turiu padaryti? Aš turiu sukelti temperatūrą. Įsivaizduokime, mes čia turim dabar vasarą kokius 26 šitam kambarį. Aš tiesiog sukeliu kokius 30 laipsnių, kad man čia pavara visą laiką būtų atidaryta šitą zoną grindų. Čia visą laiką dega šitos juostelės, tai bangelės. Ir reiškiasi, kad termopavara šitos zonos kambario atidaryta ir kadangi aš žinau, esu jungęs, kad katilas vėsina šiuo metu, jisai man į šitą kambarį duos vėsų vandenį ir čia bus vėsiau. Ten, nežinau, laipsnį 2 bus vėsesnė temperatūra. Pats vėsinimas nėra tiek jau efektyvus per grindis, kad ten kaip kondicionierius ten 5 laipsniais numažins temperatūrą, bet laipsnių 2, maksimum 3 gali pagelbėti. Priklauso nuo langų kiekio, saulė kaip šviečia ir taip toliau, kokios užuolaidos ir visa kita. Tai va, o jeigu dabar yra, tarkim, pamodeliuokim situaciją vasarą, man čia žiauriai jau per šąla kojos, aš nebenoriu čia šaldyti, bet kitose kambariuose noriu, svetainiai noriu, ten dar gal kokiam vienam kambarį, bet šitam nenoriu, va čia vaikas ropoja ant žemės, žodžiu, ant grindų, noriu išjungti čia šitoj vietoj. Tai aš vėlgi paspaudžiu čia kampuką, sumažinu temperatūrą, padarau kokį padarau, kad ir 18. Bangelės išnyko, reiškia termopavara uždaryta, zona uždaryta, vėsinimas nebecirkuliuoja šičia grindyse viskas. Va taip elementariai, gaunasi su vėsinimu taip, kad arba tu vėsini, arba ne.
jau realiai čia kažkokio tai konkrečios temperatūros nustatymo, kaip su šildymu jau taip nėra. Čia tiesiog katilas tau duoda kokius ten 19 laipsnių grindis ir į visas zonas vienodai, bet tu tiesiog arba tu į tam kambariui leidi tą daryti, vėsinti, arba neleidi su termostato pagalba. Ir tiek. Ir dabar vat, taip aš palieku, praeina vasara, artėja žiema, įsijungia katile užšildymas ir aš tada turiu, nebūtina prisiminti, bet tu tiesiog pajausi, kad čia tiesiog per šalta. Kodėl čia per šalta? Ir tada tu prisimeni, kad taigi aš čia vėsinimą buvau išjungęs su termostatu dirbtinai, tai dėl to aš turiu dabar pakeltą temperatūrą, nes dabar termostatas veikia pagal jau savo tą tikrąją paskirtį. Ir tai aš čia noriu ten 23 ir tada nustatau 23 ir jisai jau tada man šildo šitą kambarį iki 23. Ir tiek iš tikrųjų su termostatais, visai gal kebloka, bet manau peržiūrėję video suprasit, pagausite esmę, kaip tas valdymas vyksta. Bet nežinau, 1 sezonas, 2 sezonai tikrai paskui bus viskas aišku. Jeigu kažkas kyla klausimai, vėl pažiūrėsit video ir manau, kad išsispręs. O jeigu, sakykim, yra tokios problemos, kad katilas nešildo, nevėsina, termopoweras matosi, kad neatsidaro ir taip toliau. Ir nieko neina padaryti, kviečiat kas įrengia, kad žiūrėtų, nes pasitaiko termopoweras brokuotas, pasitaiko, kad sugenda kažkas iš termopowerų, termostatas būna brokuotas, kažkuris užstringa ir panašiai. Katilo gedimai irgi, neatmeskim tos tikimybės, tai kažkas gali būti sudefektuota, dėl to gali neveikti. Bet jeigu, sakykim, jau visas tas funkcijas susireguliavot, kas šitose video buvo pasakyta, tai turėtų viskas veikti, turėtų būti viskas gerai, jau kitais atvejais turbūt bus kažkas ne dėl jūsų kaltės. Tai sėkmės šildant ir vėdinant namus. Iki.